Kviečiu Jus į tokį savotišką 5 minučių dėmesingų judesių maratoną, kurio metu patyrinėsime, kaip jaučiasi mūsų kūnas atliekant judesius. Jeigu dar yra poreikis, pasijudinu, susirandu sau patogią poziciją, užsimerkiu, leidžiu mintims nurimti, palieku savo rūpesčius, planus šalia, patyrinėju, kaip jaučiasi mano kūnas šiuo metu, kai neatlieku jokių judesių. Jeigu atsiranda noras skubėti, nekantrumas ar mintys, kurios nukelia mane kitur, pastebiu tai ir švelniai grąžinu savo dėmesį į savo kūno tyrinėjimą. Kaip jaučiasi mano kūnas šiuo metu? Kaip jaučiasi mano veidas? Atliksiu kelis veido judesius, kurie padės pažadinti veido raumenis. Su sekančiu iškvėpimu stipriai užmerkiu akis ir įtempiu šypsenos raumenis. Tai palaikau kelias sekundės ir atpalaiduoju. Kartoju kelis kartus. Stebiu, kaip jaučiasi mano veidas, kai raumenys įtempti. Kaip jaučiasi mano veidas, kai raumenys atpalaiduoti. Kokie pojūčiai kyla akyse, kai jos stipriai užmerktos, kai atpalaiduotos. Pakartoju dar kelis kartus ir atpalaiduoju veido raumenis. Patyrinėju, kokie pojūčiai kyla mano veide. Toliau greitai imu mirksėti akimis ir tyrinėju, kaip jaučiasi mano akys, kai greitai mirksiu. Atpalaiduoju akis ir laikau jas švelniai užmerktas. Atpalaiduoju visą veidą. Kaip jaučiasi mano veidas dabar? Pajaučiu savo kūną kaip vientisą organizmą, kurį galiu kontroliuoti, kuriame gali kilti pojūčių, minčių. Labai nuoširdžiai su malonia šypsena padėkoju sau, kad skyriau šį laiką
savo dėmesingumui lavinti. Padėkoju savo kūnui, kuris laiko mane, kuris man tarnauja, leidžia judėti. Atsimerkiu ir grąžinu savo dėmesį į aplinką, kurioje esu.